Sveiki, su jumis Ignas Bakėjus, Alanas Zeranovas. Tai birutės efektas. Šiandien yra trečioji savaitė ir tai yra trečiadienis. Ir netikėtumas jums, tai yra liemens stipruotė. Šiandien mes išbandysime lentas. Visas įmanomas lentas. Nu gerai, visų neišbandysim, bet bent jau padarysim 5 skirtingas versijas. Treniruotės eiga tokia. Jūs darote 5 skirtingus pratimus. Juos darote netgi 6 ratus. Su kiekvienu ratu jums darysis vis sunkiau, bet mes jums palengvinsim šitą naštą po 5 sekundės nuimdami nuo kiekvienos serijos. Pirmo rato trukmė iš viso bus 5 minutės, nes kiekvieną pratimą jūs darysite po minutę. Antras ratas bus 55 sekundžių trukmės, vienas pratimas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, pirmasis liemens stipruotės pratimas yra žema lenta. Alanas leidžiasi ant alkūnių, kojos nesulenktos tiesios, sėdmenys įtraukti, klubų išfiksuoti vidų ir laikome tiek, kiek jums priklauso. Jūsų palengvinimas yra keliai ant žemės. Antrasis pratimas yra stalo poza. Jūs tikrai visi žinote, kaip atrodo stalas. Jisai remiasi 4 galūnėm, yra ir 3 galūnių, bet mes ne apie tai. Taigi, kojos ant žemės, rankos ant žemės, klubai keliami į viršų, galva šiek tiek atgal, graži, viena tiesi linija ir taip laikote tiek, kiek jums priklauso. Jeigu lengviau, jūs šiek tiek dubenį leidžiate žemyn. Trečiasis jūsų pratimas tai yra aukšta lenta ir iš aukštos lentos mes keliaujam į šuns pozą. Taigi, šuns poza. Aukšta lenta, šuns poza. Ir taip jūs galite daryti. Norite daryti sunkiau, darote šiek tiek greičiau, efektyviau. Norite daryti lengviau, jūs darote visą tai sulėtintai, šiek tiek lėčiau. Ketvirtas jūsų pratimas yra žema lenta, lygiai taip pat nuo alkūnių, kaip Alanas jau darė pirmąjį pratimą. Ir ką jūs darysit? Jūs keliais sieksite žemę. Nedaužot kelių, paliečiat minkštai, gražiai. Jeigu jūs norite atsipūsti, tai taip ir padarot. Leidžiate kelius ant žemės, atsisėdate į vaiko pozą, 2-3 sekundės poilsio ir dirba toliau. Paskutinis 5 jūsų šios dienos pratimas yra aukšta lenta su balansavimo ant vienos rankos. Tai jūs vieną ranką keliate į viršų, ištiesiate, ant kitos rankos laikotės. Vėlgi labai svarbu yra ranka sueinanti tiesiai į petį. Jūsų klubai neišsisuka, klubus laikote tiesiai, įtempę sėdmenys. Kas 5 sekundės keičiate ranką. Jeigu jums yra tai per sunku, jūs tiesiog nuleidžiate kelius ant žemės ir visą tai darote nuo kelių. Štai buvo jūsų liemens stipruotė. Aš tikiu, kad jums jaučiasi tai, ką jūs darėte, jaučiasi ir nugaro, ir šonuose. Bet po tokios treniruotės jums reikėtų visai gerai ir prasitampyti. Tai Alanas parodys keletą pratimų, kaip jūs galėtumėt atsipalaiduoti. Jūs galite pasidaryti tuos pačius atsikvėpimus, kuriuos mes jums esam parodę, bet šį kartą jūs galite tiesiog ištiesti rankas į vieną pusę, kojas ištiesti į kitą pusę. Jūs turėtumėt nuolatos kvėpuoti. Galėtumėt pritraukti kelius prie krūtinės, susiriesti ir tokiu būdu atsipalaiduoja jūsų pilvo raumenis, atsipalaiduoja jūsų nugaros raumenis. Lygiai tą patį gali daryti po vieną koją, kitą koją. Ir vėl gražiai išsitęsėt ir pagulit. Jūsų treniruotė baigta. Kaip jaučiasi jūsų pilvo raumenis?